Todėl kas jau kas, bet aš patento, intelektinės nusavybės, logotipo, prekės ženklo saugojimą, oi kaip suprantu. Jeigu šiandien dingtų tipo Netflixai, aš torrentę sėdėčiau rytoj, žinokit. Tai negerai. O kodėl? Todėl, kad, ką man dabar tau paskaitą skaityti, kad ne... Man įdomu, kodėl, bet. Gal dar aiškinti man tau, kodėl vandalizmas yra blogai. Taip, iš tikrųjų norėčiau, kad paaiškintumėt. Aš neišsidirbinėjau, bet aš nematau tokios problemos. Kodėl privatavimas intelektinės nusavybės vagystė yra blogai, tau kyla klausimas. Exactly. Būtent. Tai aš nematau, ką čia aiškinti. Jeigu tu šito nesupranti, tai čia nieko nepaaiškinsi. Visą gyvenimą ieško būdų, kaip apsaugoti tai, kas mano sugalvota ir kaip neatrodyti kaip psichui. Bet tai ne tas pats yra. Kodėl ne tas pats? Kodėl nueiti po bulką ir išeiti? Todėl, kad intelektinė nusavybė pirmiausia produktas lieka, o puodelio nelieka. Tai nėra visiškai tas pats, tai yra panašu. Aš nelendu į šitą dalyką, man tiesiog, aš net nematau prasmės čia ką nors aiškinti, nes jeigu tai yra nesuvokiama, tai ką daryti? Jūs mane žinote iš tokių projektų kaip stand-upas, podcastai ir proto knisimo komikams dėl intelektinės nusavybės. O tu nesijaustum blogai dabar linkomanį sėdėdamas, kai jau... Netrupučio. Tai čia jau nebelabai yra apie ką diskutuoti, nes... Čia labai liūdna, čia, žinai.